Aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu papasakoti jums, kam yra reikalinga aklė ir kur ją galima panaudoti. Va, mes matom, kad aklė čia sumontuota atšildymo sistemos kontūrą, tiesiog įsukta į ventilį. Jis gali būti ir karšto vandens kontūrė įsukta į drenažinį irgi ventilį. Aklė reikalinga tam, kad apsaugot ventilį nuo atsitiktinio atidarimo arba įvykdant hidraulinis šilumos punkto bandymus. Arba tiesiog, jeigu pas mus yra sugedęs ventilis, mes tą galim pamatyti, kada, tarkim, atsukam aklį ir jeigu mes matom, kad jeigu iš ventilio kapsi vanduo arba teka, mes tiesiog su aklės pagalba galim laikinai pašalinti nutekėjimą. Užsandarint aklę mes kaip įprasta naudojam linus, priklausomai nuo aklės dydžio. Taip, čia kaip aklė pas mus nedidelė, tai paimam nedaug linų ir užsukam ant sriegio. Ir sutepam su pasta Unipak. Gražiai visus linus aptepam. Nu ir paimam. Ir užsukam.